Jeigu jis persigalvoja dėl mūsų ar dėl manęs... Persigalvoja. Bet Vaikelis turi tėvą. Suprantat. Ar dar ką nors norėsite? Dar vieną šampaną gero. Ačiū. Mums užteks. Reikia tik tai skrandžius judinti. Tai užsisakyk mineralinę tada. Norėjau tiesiog atšvęsti, kad išsiskyrei su Benu. O klausant tavo istorijų, kad mėgi su tos pačios šeimos tėvu ir sūnumi, tai tikrai šampano norisi. Didžiuojas tavim, Sandra, kad susitvarkai pagaliau su to Benu. Aš ir. Aišku, svarbiausia, kad tu pati dėl to gerai jaustumės. Ačiū, panas. Tikrai. Man viskas gerai. Pamirškim tą temą gerai, nebegrįžtam ten. Gerai, aišku. Kaip tu, Miglė? Aš tai bandau išprotėti. Ar sakau, užsisakom šampaną? Nu kodėl? Aš nesuprantu, kaip jis gali gyventi, kaip niekur nieko. Tiesiog grįžo iš ligoninės, nei paskambina, nei rašo, nei atrašo, nieko. Nu, bet tu bent jau žinai, kad jis sveikas, kad jam viskas gerai. Nieko aš nežinau, nieko. Kad gyvas tai faktas, jo. Bet kam tai pasiriboti? Ką jis mane kaltina, kad jis nukrito? Gal tiesiog jo žmona sužinojo apie jūs ir jam tiesiog nebuvo taip rimta. Kad man rimta. Aš suprantu, mažyt, bet... Ir žinai, eina jisai... Kaip Arnas? Gerai? Komandiruotė. Tai ačiū Dievui, kad komandiruotė, nes nereikia aiškintis, kodėl tu pasišikta nuotaiką. Prie ko čia, Arnas? Vykstatės? Ne, kaip tik viskas gerai, nes... Kažkaip mes nebesusirenkam visos, auksės irgi dabar nėra, tai aš... Kas yra? Kažkas nutiko? Aš laukiuosi. Mažutė, sveikinu tave. Iš jūsų reakcijos suprantu, Marijui esat ne sesuo. Dabar man viskas aišku. Aš dabar suprantu, kodėl jis mane taip slėpė nuo savo artimųjų. Žinai, man atrodo, kad čia yra kažkokia klaida. Taigi Mario Gajausko yra ne vienas. Ne, čia mano Marius. Tai tu dar nesakei Arnai? Aišku, kad nesakiau. Man čia tas Arnas. Kodėl? Todėl, kad nežino, nuo ko vaikas, nuo Arno ar nuo Igno. Ką žinau, gal užsisakom visgi to šampano. Pirmą kartą pasakysiu, bet jokio šampano nebus. Ar galėtumėt jam bent pasakyti? Dabar viskas aišku. Jis niekur nebuvo išvykęs. Jo nėra jau kelios dienos, aš nežinau, gal jam kas nutiko. Taip nutikai, tu.
Jūs turit vaikų? Turim. Aš prisiekiu, aš nieko nežinojau. Aš nežinojau apie jūs, apie visą tai aš... Kiek jūs laiko kartu esat? Jau bus beveik metai. Aišku. Aš turiu tik vieną prašymą. Kai jisai grįš, prašau, parašykit man žinutę, kažką, žinią, kad aš žinočiau, kad viskas gerai, kad jis sveikas. Aš tik noriu, kad vaikas turėtų tėvą. Eik po Vilnių, Mariau.